Ar jūs dalyvaujate klasiokų susitikimuose? Principe ne. Vieną kartą dalyvavau. Nuo to karto savo aiškiai ir neatšaukiamai pasakiau. Ačiū, man šito nereikia, daugiau niekada. Bet susitikimus tai nusiunčiu dešrų savo. O kodėl pats nevažiuojate? Todėl, kad liūdna. Liūdna matyti, kaip mano klasiokų žlugo gyvenimai ir visos viltis ir svajonės. Kur tie žmonės, su kuriais mes svajojom kartu, žaidėm kvadratą, keitėmės ten plikom tokiom moterim kortom. Visko buvo, biologijos kabinetėgi privėmėm. Viskas tas buvo. Kur tie dabar jauni žmonės, kupini vilties, to ryžto tokia, kur jie yra dabar, kur? Tai kur jie? Gyvenimo dugne. Aišku, stipriai čia pasakiau, bet už tą teisybę. Paskutinį kartą, kai buvau tam susitikime klasiokų sodybui, tai nuotaiką susigadinau ilgam. Jūs įsivaizduokit, mano suolo draugas, tai ką jis dabar? Geografijos mokytojas, mokykloj. Tai kaip man dabar jaustis? Siaubas, tai pasakysiu. O ką? Taigi garbinga profesija. Kas čia garbingo? Mokytojų tampi. Tada jau kai niekur daugiau nepritampi, jau niekur. 3 mano klasiokai maldavo atsiklaupę ant kelių, kad primčiau pas save į fabriką. Bet kuo, sakė, dešrų kimšėjais, ten žarnų plovėjais, šlavėjais, bet kuo. Ar priėmėt? Ne, aš nenoriu tų klasiokų matyti, mane liūdina. Geriau kokiais šviesiais prisiminimais aš gyvensiu, atsimenu, kai per fizinį stumdavom jau ką nors į mergaičių persirengimo kambarį. Aišku, mane ten dažniausiai stumdavo, nes aš prašydavau. Ta tokį, veržlumą, tą tokį, žingeidumą aš jau tada turėjau. Žinot, kas yra baisiausia? Kas? Panos klasiokės. Buvo pas mus klasė gerų. Buvau aš įsimylėjęs, įsikliopinęs baisingai tokią Jolitą. Tai per susitikimą pamačiau. Atvažiavus buvo baisi, stora visa ir dar apsivaikavus. Ir dar su vyrai savo atvažiuoja, kažkoje nesąmonė. Varguoliai visiški. Statybininkai, policininkai, valstybės tarnautai. Susidėjo, matai, su tokiais. O jau mokyklai tai laužydavosi. Tai tegul dabar gailisi, kad nesąmonės darydavo. Iš vis, reikia daryti 2 atskirius susitikimus. Viena yra varguoliams klasiokams, tai ten aš jau tikrai nevažiuoju, aš tik tai išsiunčiu savo dešrų paketėlį, kad, atsiminimui apie mane. O kita normaliems, jau tokiems, prasimušusiems, kaip sakoma. Jau politika, milijonieriam, besifotkinantiems žurnalais žmonės. O tokių yra iš jūsų klasės? Be manęs? Tai yra. Vienas turi, atrodo, ten milijoną, bet sėdi dabar. Tai šiais reikės susitikti. Vėl priminėjai tos klasiokus negaliu. Blemba, susinervinau tik tai. Fe.